yra akmuo stalas, kaip ir vėliau teko keliauti po Lietuvą domėtis mitologiją, pasirodo tokie akmenys stalai buvo aukojimo akmuo prieš. Tos briaunos pas jį yra nudilintos vos ne vertikaliai, plokščiai. Tai irgi įdomus akmuo. Deivė Austėja. Austėja tai yra bičių deivė, žiedų valdovė, šeimos, gausos, ištekančių moterų globėja ir bendruomenės globėja. Mero vardu norėčiau įteikti padėkos raštą Barcių mitologinio parko skulptoriui Rytui Jonui Belevičiui už Vilniaus miesto viešųjų erdvių puoselėjimą parko 5 metų jubiliejaus proga. Padėkos raštą įteikti iniciatoriui šio parko, įkūrėjui, jūsų bendruomenės pirmininkui, Rimantui Mickui, už tai, kad jis toks aktyvus, visada dažnai matomi savivaldybei, leidžia rankų, kad bet kurios projektus juos įgyvendina. Tai labai ačiū Rimantai už iniciatyvą. Čia ne vien mūsų turtas, tai yra dovana visam Vilniaus miestui. Tai yra erdvė, kuri yra vieša, atvira ir joje vyksta renginiai. Švenčiamos šventės, jie gali apsilankyti žmonės, ten pasakyti gyventojų iš kitų rajonų atvykusius, ekskursijas, buvo iš Pagaitės ekskursijos. Šeimynas, draugais, skulptoriais, šventiškai papatauti. Tai kągi, dėkui Rytai tavo, iš tikrųjų, be tavęs nebūtų jokio žingsnio į mūsų pusę. Dabar trumpa apžvalga, kur mes gyvename. Ir tai mena jūsų gyvenamoji aplinka. Ne tik tas parkas, kurį jūs turite dabar naujai, kuriate labai gražiai, labai tvarkingai, bet ir visai šalia esantys archeologiniai kai kurie paminklai. Į pietus nuo jūsų prie Neries upės, visai čia pat šalia, yra senasis Stabiškių kaimas. Stabiškių kaimas yra garsus ne tik tuo, kad jis yra labai gražioje vietoje, pačiame Neries slėnyje, ant pat upės kranto. Tačiau ten archeologai palyginti neseniai atrado 5 pilkapius. Pilkapiai yra gana seni, 8-10 amžiaus.
Ir kas yra labai įdomu, viename iš 9 amžiaus pilkapių yra rasta aukojimai. Yra rasta paaukoto ožiuko galva. Tai yra rodo, kad iš tikrųjų buvo alkas, buvo šventvietė, palei visą Neries upę, kita šventvietė čia pat Verkiuose, visai už keletų kilometrų. Tai yra mūsų protėviai čia gyveno nuo Neolito laikų, nepaprastai sena gyvenvietė, nes visos senosios gyvenvietės kūrėsi prie vandenų, prie upių, prie upelių, prie ežerų. Dar įdomu yra tai, kad yra atrastas geležies liejimo gamykla. Tokia, sakykime, pirminė kažkokia geležies liejykla, gal net ne gamykla. Ir ta liejykla yra taip pat atrasta, kuri veikė ir dirbo 5-6 amžiuje. Dar daugiau yra atrasta 2 amžiaus gyvenvietės lieka. Tai yra nepaprastai įdomus atradimai, rasta ir geležčių, ir žalvario dirbinių, ir keramikos. Ir visa tai bus šiuo metu yra aprašoma Nacionalinio muziejaus archeologų. Ir aš tikiuosi, kad greitai tą medžiagą pasirodys rašytinė, aš jums dabar pasakoju. Tai dar nėra aprašyta išskyrus mano mažoje knygelėje, kurią aš pati parašiau, kurią turbūt bendruomenė ir turi, aš manau, Rimantas ją gali parodyti. Tada šitas kaimas buvo ne vieną kartą nuplautas Neries potvinių vandenų. Pilkapiai yra gana išardyti, tačiau, kaip sakau, Liudom pavyko atrasti. Kiek toliau žemiau palei Nerį mes einame į kitą kaimą, į Turniškę senąjį kaimą, kuris taip pat nepaprastai mena senus laikus. Nedaug trūko, kad jūs būtumėte turėję marias čia pat šalia, kur statų šlaitai eina link Neries, būtų tyvuliavusios marios. Nes prieš karą 1939 metais jau buvo pradėta statyti ties Turniškės kaimo hidroelektrinė. Ir buvo planuojama užlieti ir padaryti marias iki pat Nemenčinės, tačiau prasidėjus Antram pasauliniam karui visi šitie darbai nutrūko. Ir jeigu jūs būsite aktyvesni ar žvejojate ar vaikštinėjate, galime ir dabar dar rasti Neries šlaite pradėtus darbus, kai kuriuos ten tvirtinimo darbus. Turniškės kaimas taip pat yra nepaprastai seniai jo apgyvendintas. Tai rodo tarp Staniškių ir Turniškių esantis piliakalnis. Jūs paprasčiausiai jį turbūt vadinate kokį tai kalno, ant kurio stovi Kristaus skulptūra. Ta Kristaus skulptūra yra visiškai vėlyvas laikmetis, prieškario laikais pastatyta kaimo gyventojų iniciatyva, tačiau pats forma to gražaus ožnugario, tokio iškišulio labai gražaus, yra archeologų patvirtinta, kad ten buvo piliakalnis. Dar žemiau einant, be abejo, aš jau nekalbėsiu šį kartą apie Verkių dvarvietę ir apie Verkių aukštąjį kalną su Lizdėnų šventyklą, kuri neginčimai rodo mūsų iki krikščioniško laikmečio senovės lietuvių gyvenamasias vietas. Ir atrasta Verkių dvarvietėje 2 nepaprastai kapai, labai seno palaidojimo su žalvario apyrankėm, antgalviais, antkakliais. Ir labai turtinga įkapėm rodo, kad Verkių dvarvietė buvo didžiulė ramovė, didžiulė Romuva su savo kapais ir su visų kitų šventvietės gyvenimu. Jeigu suktume toliau ratą, nenutolstant nuo jūsų gyvenamos aplinkos, jūs dar turėtumėt, aiškiai žinote, senąjį Verkių Riešės kaimą. Verkių Riešės kaimas yra taip pat tokia gražioje vietoje, kur teka labai gražus Riešės upelis. Riešės upelis teka nepaprastai žeme slėnyje, Dubaklonyje. Tai yra labai retas atvejas gamtoje, kad ežeras guli Dubaklonyje. Tai yra visiems aišku ir suprantama. Bet kad upelis tekėjo, tai yra unikalus ir dar negana to Verkių Riešės kaime jisai pasidalina į 2 dalis. Viena jo atkarpa nuteka į kairę Riešę, o į dešinės yra Turniškė. Verkių Riešės kaime yra buvusi plytinė, kalvių, labai daug buvo kalvių, kitokių amatininkų ir truputį aukščiau pagal Riešę dar jūs girdite pavadinimą Varinščiai.
Užusienis. Užusienis Bergždžiai tiesiog buvo vadinama ta vietovė dėl to, kad ten gyveno ne kaimo žmonės, ne žemę dirbantis, o Verkių dvaro šeimininkų, kurie nuolat keitėsi. Verkių dvaro šeimininkai buvo tai vyskupai, tai kunigaikščio Lichtenšteino garsi giminė, tai po to Spinekas, paskutinis iki Antro pasaulinio karo. Tai yra čia dar yra dabar gyvenančių senoliai, kurie dirbo Spinekų dvare ir jau jie buvo amatininkai, tam tikri meistrai. Tai vadino tą vietą Užusieniu ir Bergždžių, kadangi prie dvaro. Tai tam Užusienyje buvo ir malūnas. Ir dabar dar galima atrasti to malūno vietą, kur jis yra. Ir matyti, Riešėje buvo žymiai daugiau vandens, nepaprastai daugiau. Turėjo tenkinti tas vanduo ir Naujų Verkių popieriaus fabriką, kuris yra nepaprastai senas. 1690 metais susikūrė pirmas cechas popieriaus gamybos prie vyskupo Bžostovskio laikais, vėliau jis kartu buvo pakeistas, renovuotas, bet tai visiškai būtų kita kalba. Jūs turite dar vieną labai gražią gyvenvietę arba kaimą, nežinau, ar žinote kaiminystėje jo gražų pavadinimą. Nepaprastas gražus vardas – Rojaus kaimas. Tikrai šitoj vietoj, kai atsistoji, jis yra visai šalia jūsų, už Akies ežerėlio, kur Akies ežerėlis turbūt žinote. Čia pat šalia, kai einate link Žaliųjų ežerų, prie Gulbino, o dešinė pusė mažutis, gilus, stačiais šlaitais yra apaugęs medžiais, Akies ežerėlį ir už jo truputį patylį tokį balną ir vėl liktai matai toliau Valiuso ežerą. Tai ten reikia stabtelėti ir pasigrožėti. Koks tai buvo nepaprastai gražus kaimas su tokiu nepaprastu vardu Rojus. Tai vat vėl jums mitologija, vėl jums gyvenamoji aplinka šventa. Iki skausmo. Tada einant į rytus, ir į šiaurę į rytus, jūs jau turite visiems žinomą gyvenvietę, didelę Kryžiokų kaimą. Kryžiokų vardas atėjo iš tiesų ne tik Kryžiokų kaimas, tačiau ir ežeras pats didžiausias. Iš visų ežerų grupės turi taip pat 3 vardus – Balsys, Kryžiuočių, Kryžiokų arba Žalesis. Tai viena iš tų vardų kaimas taip pat turi Kryžiuočių Kryžiokų. Yra legenda, kad Vytauto laikais buvo suvaryta didžiulė kariuomenė tarp šitų kalvų tyvuliuojančio ant ežero, ant ledo. Ir taip juos užspaudė Lietuvos kariuomenė, kad jie negalėjo iš niekur iš ten išeiti su visais žirgais, su savo sunkia amunicija ir nugarmėjo iš šito ežero dugną. Na, garmėti tikrai turėjo ilgai, nes tai yra pats giliausias ežeras, 40 metrų gylio. Tai yra gana gilus, ryninės kilmės, įspūdingas ežeras. Kryžiuočių kaimas turėjo dvarininką. 400 hektarų žemės, didžiuliai teritorija, kuriuose praktiškai gerai buvo išvystyta žemdirbystė, sodai ir daržininkystė. Tai buvo nepaprastai gražūs daržai ir tie aplinkiniai kaimų gyventojai dirbo šituose dvaro laukuose, teikė daržovės vaisius Verkių dvarvietėje, kuri buvo viena didžiulė ir turėjo didžiulių poreikiai. Gyvenviečių, kaip jie formavosi, kada žemės sklypuoja, kokia tvarka, galima kalbėti visiškai atskirai kitą kartą. Ir tik labai keliom minutėm jūs pavargę, vakaras, skubate apie gamtinę aplinką, negaliu nepasakyti. Vilnius yra išvis labai maloningas, labai gražioj gamtinėje aplinkoje. Mes esame tokiame įstabiame gamtinėme guolyje, kurį mums paliko paskutinis ledynas ir 2 didžiulės gražios upės. 2 didžiuliai didslėniai, Neries ir Vilnius, kuriais ištekėjo ledynio tirpsmo vandenys, kurie mums suformavo, išgraužė ir paliko tą įstabų kraštovaizdį. Ypač įstabus Vilniaus kraštovaizdis yra Pavilnių regioniniam parke, pietus ir rytus nuo Vilniaus miesto. Abipus Vilniaus su nuostabiais eroziniais lagūnynais,
nepaprastai stačiais šlaitais, kur lygaus paviršiaus beveik iš viso nėra. Prie jūsų gyvenvietės priglaudęs Neries slėnis. Jisai riboja, sakykime, tą vietovę iš pietų pusės ir visi ledininis plaštakas, paskutinio ledyno, kuris buvo atslinkęs prieš 20 tūkstančių metų, buvo sustojęs į šiaurę nuo dabartinių ežerų. 3 plaštakai gulėjo ledininiai liežuviai, statūs, dideli ledo kalnai, kada ledo storis siekia iki 2 km storio. Tai yra neįtikėtina gausybė, turėjo tekėti ledinio tirpsmo vandenų atšilus klimatui. Ir tie vandenys taip gausiai slūgo ir taip gausiai krito nuo ledyno pakraščio, kadangi buvo ledyno pakraštys, ir išgraužė tas ilgas, labai gražias, labai gilias rinas, kuriuose ir guli žalieji ežerai. Žalieji ežerai yra ne vienas ežeras, turbūt skaičiuojat, ar visus suskaičiavot, ar ne visus, bet aš jums padėsiu suskaičiuoti visus. Žalieji ežerai yra grupė ežerų, kurių didžiausias, kaip jau sakiau, ir giliausias yra Ausys, nuo kurio jūs gyvenvietę vardą turite. Didžiočio arba kryžiokas, jis yra 2 km ilgio, 40 m gylio, 55 hektarų. Antrasis pagal dydį yra Gulbinas. Gulbinas didysis ir Gulbinas mažasis. Jis yra netoks gilus, 16 m gylio, truputį aukščiau negu Balsys, ne tiek įsigraužęs į dugną. Trečias ežerėlis yra Raistelis, 4 Barakos akis, o 5 Akies ežerėlis. Taigi šios yra 5 ežerėliai, jei norite visus pamatyti, visus apeiti ir visuose pavaduoti, keliaukite su manim sekmadieniais, 15 metų vedžioju vilniečius po Vilniaus miesto apylinkės, kaip jūs įėjote vieną kartą, taip čia kas jūs buvote jau su keliautojais, taip jūs prisijungite prie kitų žygių. Šį sekmadienį vesiu po Pučkorių kraštovaizdžio draustinį, palei nepaprastai gražius įspūdingus Vilniaus šlaitus ir galite ateiti 15 val. Prie Pučkorių geologinės atodangos. Na, visus kitus sekmadienius taip pat sekite, aš manau, įdėsiu jūsų puikus pirmininkas į svetainę ir jūs pajudėkit, susipažinsite plačiau su savo gyvenamąja aplinka. Tiek būtų daug ką pasakoti, vien jūsų Verkių regioninis parkas, jūsų aplinka saugo beveik pusę visų Lietuvoje žinomų augalų, daugiau virš 800 rūšių, vien 34 rūšis saugomų augalų, raudonosios knygos augalų, plačialapė klumpaitė, šiurpinė žvakidumbris, unikalių tokių turite augalų, kurių nėra niekur kitur Europoje ir reikia saugoti. O kaip saugoti, ką saugoti ir kas yra įstabaus, tikrai reikia kalbėti kitam kartu, jeigu jūs norėsite, su nuotraukom, su skaidojim ir tikrai esu pasiruošusi jums parodyti, supažindinti. O va šitą visų vietovę labai gražiai pasirinkote, pakraštinių Norėkų, kaip sakyti, pakraštyje visų. Ir apskritai esate įstabaus iš kraštovaizdžio, toks tarsi žemės lopinėlis, turintis šiek tiek lygaus paviršiaus, kuriame kurite labai gražų savitą gyvenimą ir aš to labai džiaugiuosi. Ir visos šitos jūsų skulptūros tiesiog įprasmina, dvasingumą suteikia, bet apie tai turbūt jau kalbės kita pašnekovė, nes visi, kurie pažinojo Markartadėlį, kurie domėmės, tikrai jaučiame čia šitą labai gerą aurą. Iš tikrųjų, mes įsikūrėm su Norbertu Kryžioku gretimam kaime vos ne prieš 40 metų. Ir čia praėjo gražiausios vasaros, labai kūrybingos, nes pavasarį, gegužės mėnesį atsiveždavom savo popierius, aš savo paveikslus, Norbertas savo knygas ir iki rudens čia kurdavom ir vasarodavom. Pirmiausia, norėčiau pasinaudodama progą padėkoti gerbiamam skulptoriui Ališankai už nuostabiai sukurtą laišką Norbertui Vėliui. Ir visai bendruomeniai, kad jinai iš tikrųjų yra bendruomenė tikra ta žodžio prasme, kad tai nėra tik buitinis susibūrimas žmonių, buitinių problemų sprendimas, bet ir dvasinis bendravimas. Ir kad visuomenės tradicijos, tautos tradicijos, jos kaip tik ir puoselėjamos ir perduodamos bendruomenėje
iš vienos kartos į kitą, kartu švenčiant kalendorinės šventės, kartu puošiant savo aplinką, auklėjant vaikuose meilę savo kraštui, gamtai, aplinkai ir skatinant pažinti mūsų protėvių dvasios lobius ir juos puoselėti. Kai gerbiamas skulptorius paprašė manęs kokios nors citatos iš Norberto raštų, tai tikrai perverčiau labai daug jų ir manau, kad ta, kuri iškalta akmenyje, iš tikrųjų labai tiksliai atspindi bendruomenės reikšmę. Miestai dabar yra tikrai labai susvetimėję ir mieste nesijauti, kad tu esi savo tautos dalis, nes kiekvienas savo bute, kaip bunkeryje užsidaręs ir tarsi nevyksta niekas už buto sienų, kas galėtų jungti ar dvasiškai pakelti ar suvienyti. Ir kai atsiranda tokių bendruomenių kaip šita, kuri iš tikrųjų gyvena kartu, ne tik tai fiziškai yra kaimynai, bet ir dvasiškai tai yra stebuklas. Tai Norbertas yra rašęs, kad religija ir mitologija yra bendruomenės siela, o etnokultūra jos veidrodis. Ir iš tikrųjų tas labai šitoje bendruomenėje jaučiasi. Tai ačiū labai, ačiū ypač Rimui Minskai. Mes su juo susipažinom labai seniai, kai jisai kūrėsi kažkada, kai tik tai buvo atėjęs Kryžiokų kaime į mūsų sodybą, tenai geodezijos klausimais, kaip pas senbuvius gyventojus. Ir labai malonu, kad per daugybę metų neteko pažįstant žmogų jo nusivilti, o tik kuo toliau, tuo labiau žavėsi jo energiją ir atsidavimu bendruomeniai. Ačiū visiems. Šios trys žavios kaimynės, jos nuolatos prižiūri tą parką, praeinam žiūri, padaro tvarką, pasodina gėlytės, jas prižiūri išvagai ir iš tikrųjų ateinant į parką malonu matosi, kad tai yra kaip ir šeimos bendruomenės darželis, kuriame piktžolių nėra ir visą laiką bandymas padaryti gražiau ir gražiau. Tai kągi, didžiulis dėkui Jums už tą triūsą. Susijusi, o su balsiais aš labiausiai susijusi turbūt tuo, kad tą bluką, kurį jūs matėte deginant, tai iš tikrųjų, tai čia ir truputėlį aš pavadinau. Tai tiek yra mano su balsiais. Bendruomenės siela, tai Jolita Deresevičienė. Ačiū visiems už tai, kad šiandien susirinko gausiai. Mums tai yra bendruomeniai, yra labai svarbu jūsų visų palaikymas. Ir lygiai taip pat, kaip esu susijusi, norisi tos pagalbos ir parke. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad yra žmonės gyvenantys prie parko, rūpinasi juo. Ir visus norėčiau pakviesti juo rūpintis, nepraeiti, pakelti šiukšlę. Jeigu kažkas kažkur atsitiko, nulūžo šaka, paskambinkit bendruomenę, pasakykit. Labai norėčiau paraginti. Kitais metais irgi organizuosim tokias akcijas, kaip dovanoti parkui augalą, nes bandysim rinkti gal dendrologinės kolekcijas, tai jeigu kažko turėsit per daug, tikrai parkas jūsų dovanų labai lauks. Ir dabar kviečiu prie to saldaus stalo, kur tortas irgi yra su tokiu mitologiniu ženklu, žirgeliais vadinamais, kurie nešama, saugo ir neša laimę namams. Padėkoti bendruomenės gyventojams, tie, kurie supranta, remia ir palaiko mūsų siekius, mūsų kūrybą, mūsų kažkokias tai iniciatyvas. Tai iš tikrųjų, be jūsų paramos, be skirtų 2% ar nario mokesčio, be draugiško palaikymo ir be talkos tikrai nieko nebūtų įvykę. Taip kad ačiū Jums, Jūs esate dėl to, kad mes esame dėl to, kad Jūs esate. Jūs mus remiate, mes darom darbus. Tai iš tikrųjų tai yra nauda visiems.